Labadiena, mėly mano Facebook'o draugai, YouTube ir Patreon kanalų žiūrovai. Antroji mano laida. Pirmoji kalbėjau apie maisto papildų neefektyvumą imuniteto klausimų. Gavau tokių įdomių pastabų. Žodžiu, aš neneigiu papildų reikiamumo įvairiais kitais klausimais, jeigu kažko tai žmogui trūksta. Bet imuniteto klausimų tai jokių įrodymų nėra, kad papildai imunitetą gerina. Kodėl dabar gerina žmogui savijautą? Būtent mano laida tai pavadinta placebo efektas ir aš jums paaiškinsiu kodėl, bet kadangi to aiškinimo daug nėra, tai aš pirmiausiai pristatysiu jums tiesiog unikalų atvejį, kada tikrai reikia papildų. Tai reiškia, seniai, prieš kokius gal 20-25 metus mes su kolega operuodami onkologinę ligonę stengiamės kuo daugiau pašalinti vėžinio audinio ir įvyko komplikacija. Pažeidėm žarnyną, atėjo chirurgas ir sako, čia jau neužsiūsi, reikia dalį žarnų rezekuoti. Aš toks buvau jaunas, sakau, Jėzau, kaip žmogus išgyvens. Ir tas mano patyręs kolega sako, tu ramiai, žmogus gali išgyventi ir be plonžarnio. O plonžarnės tai yra mūsų pagrindinis toks rezorptinis organas. Trumpai, jums, kad suprastumėt, reiškia, yra stemplė, po to eina skrandis, po to eina 12 pirštė žarna. 12 pirštė, tai čia, virškinimas vyksta čia, skrandžio sultys ir rūgštis vyksta čia, nes čia ateina latakas iš kepenų, tulžies pūslės ir kasos. O toliau pati ilgiausia žarnyno dalis, tai yra plonžarnės, jų yra apie 6 metrai, po to pereina, toje vietoje yra akloji žarna, tai čia kur yra mūsų apendiksas, pereina į storžarnę ir paskui čia jau yra unitazas. Ar gerai mato? Tai va, žodžiu, visas plonasis žarnas maitina arteriją pavadintą mezenterinė arterija, pasato arterija, trunkus celiakos lotyniškai, ir kartais ji trombuojasi. Čia aorta, jinai eina už visų šitų organų. Jis išeina tiesiai iš aortos ir jisai žmogui trombavosi po ginekologinės operacijos. Tokios pakankamai, nedidelės ginekologinės operacijos. Dabar yra antitrombotinės schemos išdirbtos, tos komplikacijos labai suretėjo, bet žmogui ne plaučių embolija, ne kojos trombozė, bet buvo tokia komplikacija. Ir greitai, nesusiorientuota buvo, žinot, yra toks dėsnis, dažnos ligos būna dažnai, retos ligos būna retai, ir buvo pralauktas laikas ir žmogui nekrozavo visos plonžarnės. Matant, kad būklė blogėja, buvo atlikta relaparotomija, išardytas pilvo pjūvis ir pasikvietus chirurgą buvo konstatuota, jog visos plonžarnės yra mirę, nekrozavę. Chirurgas, legendinis chirurgas Kavaliauskas, netaip seniai miręs, jis pasakė, reikia šalinti, kad žmogui bent jau ta mirtis nebūtų tokia gilioji intoksikacija, apsinuodėjime savo mirusiais audiniais. Jis pašalino, sujungė galų į galą, ne ten, kur kaip pilve būna išvesta dirbtinė žarna, bet galų į galą. Ir sako, dabar sudarykite sąlygą žmogui oriai numirti. Ir moterį paguldyta buvo į vienvietę palatą, bet jinai nemirė per dieną, per 2 per 3, nemirė per savaitę, po savaitės užsimanė valgyti. Tada buvo perkelta į chirurgijos skyrių. Chirurgija daslaugė iki galo, ji vėl nemirė tenais nei per savaitę, nei per 2. Ir iš ten išvažiavo į sanatoriją. Per tą visą laiką jai iškrito dantis, jai nuslinko plaukai, jai nukrito visi nagai, bet ji išgyveno. Paskui nagai pradėjo auginėti, dantis jis susiprotezavo ir nešiojo tokį peruką ir chirurgas Kavaliauskas, tos senosios mokyklos legenda, ją atžiūrėjo iki gyvenimo galo. Toks unikalus atvejis, kada žmogus negalėjęs teoriškai išgyventi, išgyveno. Be plonžarnio, be didžiulio rezorpcinio paviršiaus. Dabar operacijos yra daromos dažniausiai bariatrijos chirurgijos forma, kada išjungiama dalis žarnyno, vadinamosios apeinančios operacijos. Tai va tokiem žmonėm be abejo reikia visokiausių papildų, visokiausių maisto priedų, netgi parenterinio maitinimo. Bet tik jau ne sveikam, jokių keistenybių mitybinių ar jokių žarnyno ligų neturinčiam žmogui. Tai va, reikia, kada reikia. Dabar laboratorijų yra daugiau negu kioskelių 90 metais, kur ten sneakers ir lūpdažiai pardavinėdavo, tai nuėti išsitirti, ar jums trūksta geležies, magnio, kalcio, kalio. Taip, geležies reikia galbūt moteriai, kuri gausiai nukraujuoja per mėnesines. Kalio reikia žmogui, kuris nusidėmęs, nusividuriavęs, bet valgyti viską iš eilės, kaip šlamščia kai kurios valstybės gyventojai, tikrai to nereikėtų. Išsitirti galima laisvai bet kada. Ir dabar kodėl tie lempiniai papildai ar kažkokie tokie neveiklūs vaistai mus veikia. Tai
Tai vad kokie yra efektai? Mano laida tai pavadinta placebo efektas. Žodžiu, pagal stiprumą. Placebo efektas yra psichologiniu poveikiu, gilių tikėjimų grįstas pseudo savijautos pagerėjimas. Žmogus, reiškia, labai giliai tikėjęs gerų daktarų, ilgai lauktų vaistų, jisai pasijunta geriau. Jo efektyvumas yra minimum 30%. Ir jisai tyrimas yra labai rimtai. Nėra, kad ten, pavyzdžiui, vieni gauna tą vaistą, o kiti negauna to vaisto. Vieni, pavyzdžiui, yra kokie darželinukai, o kiti senelių namų gyventojai. Ir tikrinama jų savijauta ar kažkokie objektyvūs sveikatos rodikliai, pulsas, kraujospūdis ar kažkas kita. Parenkamos labai vienodos žmonių grupės ir tada yra tikrinama. Ir visi jie gauna vaistus. Jie visi gauna vaistus. Tik tai vieni su veikliaja medžiaga, kiti be veikliosios medžiagos, tai yra placebo, ta kontrolinė grupė. Kartais net gydytojas, kuris skiria, ar tai tyrimo vadovas, jis pats nežino, ar jis skiria su ar be, tiesiog parašo ligos kodą, aš pats dalyvau tokiam tyrime. Ir toliau kiti ten tik tyrėjai pagal kodus atsirenka, kam žmogui skiria tikrą vaistą, kam skiria placebo. Tai vat placebo efektas yra labai stiprus ir jis tuo stipresnis, kuo gilesnė intervencija. Injekcijos veikia stipriau, pseudo veikia stipriau negu tabletė, pseudo operacijos veikia stipriau negu injekcija. Prisiminkite, ne taip seniai žmonės buvo kvailinami operacijomis be pjūvio kažkur Brazilijos džiunglėse, ten tie pseudochirurgai prileidę kiaulės kraują į balionėlį, ten žmogui čiupinėdavosi ties pilvu, ten kažką ištraukdavo, skudurėlį sumirkytą kraują, atsiet kažką pašaldavo ir žmogus jausdavosi labai gerai. Tai tokios iki 50% net žmonių pseudo pasijunta geriau. Kitas efektas, Hotorno efektas, tai yra žmogaus savijautos ir ligos eigos pokyčiai, žinant, kad jis yra stebimas. Jeigu, pavyzdžiui, žmogaus prižiūrintis medikas yra labai empatiškas, labai rūpestingas, labai jis jo pasitikė ir jis nuolat klausia, kaip tu jautiesi, ar ten tikrai tavo ten kokia šlapimo čiurkšlytė, galbūt galingesnė po kažkokio vaisto ar procedūros, tas žmogus iš paskutinių stengiasi rasti tą pateisinimą ir jisai galbūt netgi ima įtikėti, kad jaučiasi geriau. Tai yra Hotorno efektas. Trečias pagal stiprumą efektas yra natūrali ligos eiga. Čia geriausias efektas, mes visi praktiškai esame susidūrę, kada kažkoks sunkiai išgydomas snarglys, taip, ten kelia į bronchus, ima kosi, žmogus ilgai snargliuosi, krenta jo kantrybė ir šeimos daktaro ir paskiriami antibiotikai. Bet tai yra, kada žmogus būna jau ant slenkščio pasveikimo ir laurai nuopelnai pasveikimo yra atiduodami antibiotikams, o ne natūraliai ligos eigai. Tai yra trečias pagal stiprumą efektas. Ketvirtas pagal stiprumą yra Werterio efektas. Tai yra plataus teritorinių principų paskleisto informacijos poveikis žmogaus sveikatai. Pradžia jo buvo iš savižudybių, kada įvykdavo kokia rezonansinė savižudybė, tai tam rajone savižudybių padaugėdavo bent bandymų nusižudyti. Bet panašiai tas pats efektas buvo ir su kokia nors informacijos paskleidimu, kad pavyzdžiui kažkas tai susprogo šalia Kulautuvos ir tada labai padaugėjo žmonių besijunčių pseudo blogai, žmonės užplūsta gydytojus, kad ten kažkokie kvėpavimo takų sutrikimai, nors jų anksčiau ir nebuvo, jų ir nėra. Tad pagrindiniai 4 efektai, dėl ko žmogus pseudo pasijunta gerai. Dabar dar viena medikamentų grupė, kur nereikėtų kvailinti žmonių ir patys žmonės jauskitės atsakingi už save. Neveiklus preparatai yra homeopatiniai preparatai. Tai yra labai mažų vaisto koncentracijų dozėmis grįstas gydymas, informacijos pernešimų atsiet. Va toks yra mechanizmas, jis kelis kartus jau yra paneigtas, nors tai jis dabar po to pseudopandemijos, covidinės isterijos, kažkaip, žinot, tas tikėjimas, jisai tikrai išgaravo, kur anksčiau būdavo, kad jeigu pagal pasaulinę sveikatos organizaciją kažkoks, pareigūnas paskelbė, kad kriterijai ten hipertenzijos tokie, ar ten kažkokių kitų ligų tokie, tai buvo viskas, kaulas griežtai. Bet dabar, kai tas jų vadovas, tas Tedrosas Gabriesusas, kas liečia COVID, kartais nusiskiesdavo visiškas nesąmonės, tas pasitikėjimas sumažėdavo. Tai apie ką aš dabar čia baigiau, apie homeopatiją. Aš vis dėlto galvoju, kad tai visgi nėra efektyvus gydymas, tos mažos dozės, tai žinot, tiesiog ypatingai mažos dozės. Jeigu yra tokia autourinoterapija, kai žmogus geria savo šlapimą, yra toks alternatyvus gydymas, tai jeigu dabar aš staiga naktį pasišlapinčiau nuo Aleksoto tilto ir po, kiek dabar čia 4 km per valandą, po kokių 2 parų nuvažiuočiau į Šilutę pas savo auklę Aldutę ir pasisemčiau su stiklinė vandens ir išgerčiau, tai būtų mano autourinoterapija. Aš
aš negaliu tikėti tokiais dalykais, aš neneigiu to 100%, bet tai yra vėlgi placebo efektas. Arba tas pat Hotorno, arba natūralios lygos, arba Verterio efektas. Šitie visi 4 efektai, jie kartais sumuojasi ir tai yra tikrai didelė jėga. Tai vat, mėlyjei, ačiū labai visiems, kurie pasirašė mano Patreon kanale. Ačiū ypatingai tiems, kurie pasirašė mokamo formą. Na, dabar yra sunkus laikotarpis mano gyvenime, draugą pažinsiu nelaimėje, tikiuosi išsikapstysiu. Ir ačiū jums tikrai labai visiems. Kita mano laida bus apie kitą medikamentų grupę, kur yra visiškai neefektyvi, bet žmonės irgi naudoja dėl placebo efekto. Ir ją paleisiu tik tai mokamiems savo nariams, tiesiog bus patikrinimas, ar aš jūs užkabinau savo kuklę šitą kalbelę. Iki